Labą dieną. 0. Kiekvieną dieną po vienu mažiau. Vakar 1, šiandien 0. Bet nieko. Aš savo nusprendžiau, kad į sodybą važiuoju darbuotis iki tol, kol mažiausia temperatūra yra -3. Nes paskui pirštai šala. Nieko negali sugrabaliuoti normalaus. Todėl čia galima drąsiai dirbti, kai yra 0. Gerai. O ką šiandien dirbti? Kas žino? Aš nusipirkau laidą ekskavatoriui. Štai. Šitas laidas yra kokio storio? 2,5, ne, kaip čia vadinasi, 25 mm storio. Ar 25 kvadratai, liaudiškai sakant. Ir nesu pirkęs tokio storo niekada ir nesu pirkęs tokio brangaus niekada. Jo metras kainuoja virš 5 eurų. Va, taigi šiandieną rekordas. Brangiausias laidas mano sodyboje. Ir kam jis reikalingas, ogi ekskavatoriaus, akumuliatoriaus atjungėjui. Štai kam jis reikalingas. Ir radau vieną labai gerą parduotuvę. Senukai vadinasi. Ir tai ne reklama, nors reklamuoju. Ir tenai yra pirkti tokių laidų visokiausių. Nuo ploniausių iki storiausių. Pavyzdžiui, va, čia irgi 6 mm storio arba 6 kvadratų. Raudonas. Jį panaudosiu ventiliatoriui, nes jisai daug valgo. Ir mano laidai kaista, todėl geriau tokį uždėti. Taigi, gerai. Einu tada naudoti laidus. Žiūrėkit, kas dar yra jungtis. Šitom jungtim, kaip suprantu, prispaudėjų nelabai rasiu tokių. Tai čia turbūt reikėtų įkišti laidą į tokį jungtį ir suspaustų į hop, užspausti ir bus liuks. Taigi čia irgi iš tos pačios parduotuvės. Dar nusipirkau komplektą atsuktuvų. Jie tikrai reikalingi, nes aš turiu kelis tarybinius šičia ir man tie tarybiniai, jie yra per stori dažniausiu atveju. O čia kainuoja keli eurai visas komplektas, kodėlgi ne. Nu ir dar porą dalykų, ką mes turime. Čia praktiškai kažkaip reklama, čia yra prekių išpakavimas, kai būna iš AliExpreso, žinot, nusiperka kažko tai ir sako, išpakuokim, ką čia atvažiavo. Va, tokį nusipirkau. Tikėjausi, kad jisai bus pigesnis. O jų kaina pačia pigiausia yra kokie 4 eurai ar 5 eurai panašiai. Čia nusipirkau Makitą, tai 10 eurų. O mačiau netgi yra 22 eurai toksai. Nežinau, kas tenai per ištvermėjų ar kas tenai. Tai va šlifavimo diskas. Metalui. Nuo metalo šlifuoti visokius rūdis ir dažus. Tai manau, kad ant turbinkės tokį uždėjus tos vielos neskraidys laukan. Nes tą, kur prieš tai naudojau, tai išskrido. Ir paskui ką mes dar turim. Varžtelį nusipirkau. Visokiausiai ilgio. Kodėl nusipirkau? Todėl, kad 6 neturėjau praktiškai iš viso. O 6 man karts nuo karto reikia. Tai čia yra, nežinau, kokių 8 skirtingų ilgių. Po kokią vos ne 10 varžtelį. Tai užteks ilgam. Nu ir paskutinis. Va, kas čia toks yra. Ogi va. Visokiem šūdniekiam susidėti. Ir man jo reikės, kai aš statysiu pastatą pavasarį. Ir man jo labai reikėjo, kai stačiau prieš tai. Bet galvoju, ai, tiek to čia nedaug statau, nereikia. Bet šį kartą jau reikia. Dar akcija buvo, tai manau bus gerai. Einam tada laidų iššvaistyti. Užteks kalbėti. Nes yra dalykų, kuriuos aš esu nusipirkęs ir projektui kažkokiam tai ir kol aš viską nusipirkau, ypač iš Kinijos tai būna. Kol suvažiuoja visos prekės, tu jau esi užmiršęs, ką tu norėjai daryti ir sakai kada nors, ir tas kada nors už metų ar 2 dar labiau užmiršęs ir tada būna taip, kad viskas stovi.
Todėl geriausiai yra nusipirkti nedaug, geriau parduotuvė dažniau nuvažiuoti ir iš karto atlikti projektą iki galo ir kad nesimėtytų jokie dalykai. Taigi einam laidų pakuoti. O kadangi laidas buvo labai brangus, tai aš viską paskaičiavau iš anksto. Aš pasiėmiau, va čia dabar mano akumuliatorius stovės toj vietai. Prie šitos jungties jungsis tas laidas. Ir jisai keliaus ten toli. Ten įners į vidų. Ir išners pačiam ekskavatoriuje. Tenai bat. Ir jisai turi parkeliauti vietoj šito. Ir aš prieš tai prasitempiau kitą laidą, tokį kokį radau, ir pamatavau tiksliai, kiek man centimetrų ten reikės. Ir ten reikės 1,5 metro. Tai va tiek ir nusipirkau, lygiai 1,5 metro. Nes kai toks brangus, tai geriau tegu nesimėto. Taigi, uždedu angalius ir kišu. Va taip atrodo angaliai. Vienas eina ant akumuliatoriaus, o kitas kilpa. Ir dabar lieka tik tai įkišti. Ale kaip gražu. Nauji klemai. O čia juodas užspaudžia. Raudonas. Čia laidai tie patys. Vienas laidas keliauja tiesiai į starterį, o kitas čia į porą saugiklių ir į saloną eina. O va šitas eina tiesiai į saloną ir žiūrim dabar, ką veikia viskas čia. Taip, jeigu akumuliatorius pajungtas, turėtų degti lemputę. Ir jisai pajungtas, kodėl nedegė, nes šitą reikia hot ir dabar dega. Taigi man nebereikės daugiau nuo akumuliatorių nuiminėti klemų. Galės būti užspūsti. Aš čia pokštį išjungiu. Ir viso. Ir mano tarakonas saugiai gali būti žiemą vasarą, niekas tenai neužsidegs. Va, viskas iš salono reguliuojasi. Nu super. Senai tokio reikėjo. Tai vieną laidą panaudojam iš pirkinių, dabar sekantį panaudosim mes iš tų varžtų. Va, porą varžtelių. Nes aš šiaip savo varžtų neperku, kai reikia kažko nusipirku biški daugiau. Nes, kad už maišelį nereikėtų mokėti, va čia mums reikia. Va čia mums vietoj šito ilgo tokio reikia trumpai įdėti, kad nereikėtų tų visų tarpinių šaibų. Nu šitaip žymiai geriau, negu bereikalinga piramidė kažkokia tai. Dabar atrodo kaip iš parduotuvės. Nu ir sekantis darbelis, koks šiandieną iš tikrųjų buvo. Matote, kas čia vyksta? Čia yra užraktas, kuris buvo naudojamas visą laiką. Ir jeigu norėjai užsirakinti iš vidaus, tai turėdavai atsidaryti šitą langą, per jį išlysti ir kišti va čia va. Va tai va. Ir turėti čia tarpą. Ir tada, jeigu tavo langas nereikia, kad būtų atidarytas, užsidarai langą ir paskui vėl viską kartoji. Atsidarai langą, tą išsitrauki. Jeigu nori iš vidaus pataikyti į skylę, tai čia labai sunkiai yra pataikyti iš vidaus, kad užsidaryti. Vat tokie buvo užrakinimai pas mane. Ir aš svajojau, kad jie būtų normalesni. Galvojau padaryti kaip kolchozas. O kolchozas tai reiškia ten kokią nors, ką žinau, tokį sklastį ar kažką tai tokio. Bet pradėjau analizuoti, kas čia vyksta. Ir pirmas dalykas, ką nusprendžiau, tai įsitraukiau va šitą dalyką, kuris atsakingas už fiksavimą durų prie kėbulo. Ir pagalvojau, reikia išsivalyti. Ir kai aš išsivaliau jį, jisai pasirodo, kad kažką tai galbūt ir veikia. Tada išsitraukiau šitą mechanizmą, išsivaliau, šitą rankenėlį išsivaliau. Ir žinot, kas gavosi? Žiūrėkit. Žiūrėkit. Matot? Все. Kaip miesto
mašina, kuri praėjus technikinė. Štai kaip viskas atrodo. Ir tarpo jokio nėra. Kaip naujas užsidaro. Va. Ir iš vidaus taip pat galima laisvai šičia atidaryti. Viskas funkcionuoja. Ir netgi spina funkcionuoja. Jo. O spina, aiškus, yra prasukta. Galim su atsuktuvu rakinti. Va. Dabar užrakinau. Visio, nieks nebeįeina. Ir paėmom stebuklingą raktą. Atrakinam. Va. Pokšt ir atsidaro. Nu super. Džiaugsmo pilnos kelnės. Aš supratau, kad šitas traktorius buvo tiesiog apleistas ir dėl to daug dalykų nefunkcionuoja. Ir su šito tas pats, ir su langų mechanizmais, kur dariau, irgi tas pats. Jie buvo praktiškai neveikiantis. Išsiardžiau, išsivaliau ir veikia. Tai va, šiai dienai tiek. Iki susitikimo kitą video. Ate.